Šįryt radijas 2 dainas mano davė. Vėjas man pasakė su Makačinu ir su Feliksu Viskantu. Traukinių dainelė parašyta 63 metais. Jo, čia labai jau sena ta dainelė. Šiaip tai, su kuo tu daugiausia tų dainų esi parašęs? Su kuriuo kompozitoriu? Daugiausiai parašiau su Teisučiu Makačinu. Nes aš iš vaikystės prisimenu jį namuose dažniausiai. Taip, po vieno kūrybos vakaro kompozitorių sąjungoje Vytautas Bložė kalbėdamas, sako, atsirado vienas, poetas, kuriantis labai gražius tekstus. Visiems, vakare. Tai Makačinas kitą dieną iš karto man paskambino. Iš karto. Noriu susitikti. Ir tada mes jau pradėjom bendrauti. Su Makačinu kurtas kelelis, berniukai, su Bražinsku Brangiausia žemė, su Racevičium Atsiliepk dainoj. Suprantis, užduodavo man klausimus, kaip parašyti populiarią dainą. Aš ir šiandien nežinau, tik nereikia kvailiot rašant. Reikia rašyti širdimi ir tada jį greitai nueina į širdį. Kas yra pirmiau? Ar kompozitorius kuria melodiją pagal tekstą, suradęs tekstą? Ar jis sukuria melodiją ir prašo autoriaus parašyti jas? Būna ir taip, ir kitaip. Reikia taip parašyti, kad neatskirtų klausytojas, kas yra pirmiau parašyta. Dėl to, kad jeigu yra ritminė daina, tai kur trūksta kokios natos, dar žodelį įkiša bereikalingą ir aš kaip senas vilkas, tai iškart matau, kad tekstas yra rašytas muzikai. Apie eiles sako, kas rašo aiškiai, tas turi skaitytoją, klausytoją. O kas rašo supainiotai, mandrai, tas turi komentatorių. Yra komentatorius ir viskas. Labai daug išmokau, kursinį darbą rašiau. Iš lietuvių liaudės dainų, Juškos, visus tomus milžiniškus. Ten man reikėjo surinkti, būdvardžius, visokius ten dalykus ir aš velniškai daug išmokau. Yra daina jautrus dalykas, yra didelis draugas, tikras draugas. Ir tikras ginklas yra žmogui. Ir nusiraminimas ir visa kita, bet tai turi būti tikras produktas. O kaip tą padaryti, aš nežinau. Bet žinai, tai man pačiai labai įdomus yra vienas dalykas, aš visiškai neseniai aptikau tokį dalyką, kad aš niekada tavęs neklausiau, o kada tu parašei savo gyvenime patį pirmą eilėraštį. Nes tu jų esi parašęs tiek daug. Ir aš tikrai nesuprantu, kada buvo ta pradžia. Po karo, mamos sesuo išvažiavo su gausia šeimyna į Klaipėdą, ten rado namelį, kur apsigyventi, visą kitą, ir mane kviesdavo atvažiuoti. Tai aš atvažiuoju, labai mėgau margariną. Tai baltos duonos, margarinų privalgau su margarinu ir prie jūros traukiu. Ir labai patikdavo, kai yra audra. Kai bangos muša molą, tai kartais ten dar ir mažų žuvelių prisirinkdavau. Tai ten pirmieji žodžiai sudėti dainai.
Kada, tai ar yra tokia pirma daina, kada tu būtum pajutęs, kad tu pradėjai kaip ir kurti dainas, ne tik eilės kurti? taip. Kas buvo ta pirma daina, kaip tu pats galvojai? Ja, tokius klausimus man užduodi. Man pačiai įdomu. Supranti, aš pradėjau spausdintis, reiškia, jaunimo gretose. Buvo viena pirmoji, kur tapo daina, buvo Jaunystė. Kur mama yra paskirta, ne mamai, Valerijai, Taip. supranti. Rimkevičius tada tvarkė, Vytautas Rimkevičius, jis buvo parašęs, dramas rašydavo apie vandens lelyje, ar kaip ten vadinosi tai jo. Ir išspausdino tokį kampą, ten buvo Janinos Degutytės, Skučaitės ir mano Jaunystė. Ir man po to jis davė pasikvietęs puslapį visą. Ir ot lyriniai tie eilėraščiai patraukė matyti kompozitorius. Jo, bet tie Jaunystė atsirado gi vėliau negu Elektrėnų žiburiai, pavyzdžiui. Elektrėnų žiburiai, Ar ne? tai čia matai buvo toks lyg ir užsakymas, nuo Elektrėnų žiburių ten važiuodavo poetai dirbt, reiškia statyt, padėt ir kurt, komandiruotės duodavo. O man buvo toks dalykas, reiškia, tiesiog dirbo toks žurnalistas, geras žmogus ir tada aš jau spausdinausi. Tai sako, ar negalėtum parašyti apie Elektrėnus? Aš parašiau tą eilėraštuką, jam padaviau, o jisai tiesiai nunešė, išspausdino jį tam laikraštį ir nunešė Eduardui Balsiui, kompozitorių sąjungos valdybos pirmininkui. Gal iš kompozitorių kas nors parašys dainą. O Balsys perskaitė ir niekam nedavė. Pats ėmė ir parašė. Ir staiga vieną dieną skambino iš kompozitorių sąjungos man, ar negali tokią ir tokią dieną ateiti prie kompozitorių sąjungos. O kompozitorių sąjungos šefavo Elektrėnų statybą. Sako, važiuosim į Elektrėnus. Nu, čia man garbė didžiausia. Bet galvoju, a kaip čia, gal tą eilėraštį išspausdino, ar dar ką. Nuvažiuojam ir ar Karosas, ar kas dar ten buvo, porą dainų irgi apie Elektrėnus parašė. Bet tu nebuvai su Balsiu susitikęs tam periode, Su kai kuo? jisai kūrė Balsys. Tu nebuvai susitikęs. Nebuvau susitikęs ir nežinojau, kaip atsidūrė pas jį šitas daiktas. Važiuoja ten Balsys, bet jisai visą laiką šypsosi, atsisėdo prie manęs autobuse. Ir ten salėje suėjo dulkiniai tokie, žinai, statybininkai su šalmais dar. O čia važiavo lengvosios muzikos orkestras, radio ir televizijos. Vat, išeina, reiškia, koncertą davė. Ir vieną jų padainavo dainą, antrą. Ir dabar skambės Eduardo Balsio ir jauno Elektrėnų statytojo Stasio Žlibino eilės daina. Aš pasimečiau, vaikas tarp šitų visų šulų ir dar mane pavadino statyboje. Nu, bet tai ne taip O blogai. aš iki to nebuvau net nuvažiavęs į Elektrėnus. O Dieve tu mano. Padainuoja tą dainą Mašanauskas Jonas, salėj ovacijos. 3 kartus kartoju. Ir paskiau vienas toks pagėręs matyt biškelį. Man sako, ar galiu poetė jūsų paklausti? Sakau, prašom. Tai sako, jūs rašot, kad
Šviečia naktį, šviečia dieną, elektrinų žiburiai. Elektrą reikia taupyti, dieną išjungti. Ačiū, sakau, už patarimą. Išjungsiu. Nu ir šitą, nuo to, kai pradėjo, tada užpuolė mane visiškai kompozitoriai. Ir su elektrinų žiburiais, ir dabar po kiek laiko prisimė elektroniškiai, išrinko mane garbės piliečių. Tai mane išvedė į vandenis visiškai, absoliučiai. O tu turi savo mėgstamą dainą kokią nors, kurią tu pats vertini labiausiai? Ar yra tokia daina? Pagal nuotaiką gal Perkūnas žino. Labai man sunku išskirti, sakysim, ir jaunystė šitą dainą. Ir tada mane Valerija nešiojo šitą kažkokią suknelę tokį su obuoliukais. Žirniukais? Žirniukais. Tai aš būdavau ilgą laiką ir Vilniuje jau buvau, visą kitą. Pamatau merginą ar moterį einančią su tokia sukne, einu iš paskos. Su taškiukais? Nepaprastai man patiko. Ir man primindavo, ypatingai jeigu mėlyni tie buvo, reiškia, prisirpo mėlyniai šile. Tokie Valerija uogaudavo, ten Kazlų Rūdoj, labai daug. Yra labai graži daina su šituo Rimvydu Racevičium. A? Rimvydas Racevičius. Atsiliepk dainoj. Taip, labai graži daina. Įsivaizduojat, nu. Ir aš dar atsimenu tam tekste labai gražią vietą, kur Ramunių laukas toks platus. Jo. Nes labai daug vasarų praleidau Rietave. Ir aš atsimenu tą lauką Ramunių, pro kurį praeidavau. Ateini, tai siubuoja. Ošia kaip bangos. Tokį lauką esu mačius vieną kartą savo gyvenime. Ir jie to lauko nešienaudavo. Gražios. Nieko nedarydavo. Jo. Ten ta Mikalauskų giminė. Visa, kur čia yra. Jo. Ten Zita, ar kas gyveno tenai, nurietavo keli kilometrai. Labai nuostabi buvo babunėlė. Be galo geros širdies. Nepaprastai. Iš jos, iš Mikalauskienės išmokau štai ką, gausi šeima. Tai tenai, kai susirinkdavo, ten kiekvienais metais šeima susirinkdavo vis pas kitą vaiką, festivaliai šeimų buvo. Ir ko ten nebuvo, medžio drožėjų. Ypatingai ausdavo, pas ją stovėjo nuostabios staklės. Ir jos kelios dukros mokėjo austi. Mokėjo austi visus. Tai aš stovėdavau ir žiūrėdavau, kokios juostos, koks spalvų derinys. Ir ką jinai dar mokėjo, reiškia, giesmių visokių. O Mikalauskienė pati, augindama savo tą 10 vaikų, jinai tave priglaudė. Kai likai našlaitis, ar ne? Nurietavo ten kiek 1,5 kilometro. Aš nueinu, ten turėjo šitą gramofoną ir plokštelių. O, tai čia didelis dalykas. Tai klausyk, aš namie ateini, ten serga ligonis, motina ar kas. Nu tai ateini, supranti, širdį spaudžia. O ten ateinu biškį, atsipalaiduoju. Pieno įdėdavau visą laiką. Varškės, sūrių, ką turėjau. Ir kaip su savo vaiku elgėsi. Gal jinai tau ką nors patardavo, kokiose situacijose, kai tau būdavo sunku, gal jinai tavęs ko nors pamokiusi. Ramindavo, sako, visko gyvenime pasitaiko. Bet viską galima nugalėti. Tai mane išmokė vieno dalyko, vienintelio tikrai. Jeigu yra sunku, kažkokia tai ten bėda ar kas, žodžiu, sako, gerai apsvarstyk, ar tu gali šitą įveikti. Jeigu gali, tai atiduok visas jėgas. Bet jeigu negali, šypsok. Ir nieko nedaryk.
Tai yra auksiniai žodžiai. Jo, tai gili išmintis. O tengi alyvos žydėdavo gražiai, reiškia. Nu, Dieve, aš taip nenorėdavau namo begrįžti. Grįžti kur? Į vargo žemę. Kaip tu gyvenai namuose, tėti, su sese? Nu, namuose, Dieve. Kiek tau buvo? 13 metų, kai tu likai našlaitis, ar ne? Man buvo po 7 klasės. Taip, 13 metų. 14. Apie 14 metų, o sesiai tavo buvo 5 kokie, 4 metukai? 5. 5 metai, ar ne? Jo. Tai skaityk, kad jūs likote visiškai vieni. Kaip jūs gyvenot, kai buvo dar mama gyva? Ar Tėvas. Jo, kaip jūs gyvenote? Ar jūs gyvenote? Sunkiai. Nu va, tai tas sunkiai. Tai... Sunkiai, labai sunkiai. Tėvas dirbdavo, reiškia, to vadinamų zimagorų. Griovius kasdavo, ten mišką pjaudavo. A motina, nu ką, namie valgyt virdavo. Namų šeimininkė buvo. Namų šeimininkė. Tai ją kažkas užgirdė šituo, reiškia, šalto pieno. Nu. Ir gavo pleuritą. Baisų pleuritą. Susirgo labai sunkiai. Susirgo ir atsimenu aš tokį dalyką. Gydytoja pakvietė į namus, toks švilponis. Vaikščiodavo švilpaudamas. Ir jis tik paklausė, ar čia kas yra, reiškia, kambarį čia. Ar čia viskas jūsų? Tik tiek. Nu ir išėjo žmogus. Tada antibiotikų nebuvo. Reiškia, aš jau mačiau vis, kad jau mirtis. Ir nieko negalima padaryti. Tai aš vaikščiau visą laiką nesavas. Absoliučiai. Žinau, kad iš ryto reikėjo 8 klasėje laikyti geografijos egzaminą. Tai aš iki išnaktų kieme ruošiausi dar visą kitą. Nu, vaikščiojau nesavas. O kai tėvas mirė, tai aš buvau irgi jau išsitraukęs egzaminų bilietą. Tai aš nejau namo, sako, tu čia nebedaryk nieko, eik namo. Tai aš nuėjau į Oginskių parką. Ir ten iki sutemų vaikščiojau. Einu jau, žmonių pilnas kiemas. Nu, ten buvo tokių nelabai gerų dalykų. Pradėjo, reiškia, nu ką, ten vieną giminaitį mamos atidaro spintą, rūbus mamos yra. O čia man tas tiks, tas. Tai seserį paims, reiškia, vieną ten žąsų paganyti, mane ten kažkur kitur. Man toks užėjo pasiutimas. Tai aš pasakiau, prašau išeiti, mes iš tos trobos neisim niekur, absoliučiai. Bet kaip reikia gyventi, tada jau mokykloje mane priėmė laborantų, plaut chemijos kolbas, klijuot žemėlapius. Jau aš gaudavau pinigų, plakatus nupieždavau kai kam. Reiškia, per šventės tas visokias. Aš tėti dar vieną dalyką prisimenu, kadangi labai daug vasarų teko praleisti vaikystėje Rietave. Ir man viena moteriškė yra pasakiusi, kad kuomet tu labai sunkiai gyvenai, kai jau likai vienas, tu tiesiog neturėjai maistui pinigų. Taip. Ir ką tu darydavai, tu tapydavai paveikslus. Taip.
Ir juos dovanodavai žmonėm, o jie tavo atsidėkodami duodavo kažkokių maisto produktų. Taip, taip. Ir dar dažydavau ir su įvairiais ornamentais vaikų vežimėliai. Būdavo faneriniai šonai. Ai, tai tu išpieždavai juos gražiai. Išpieždavau ramūnės didžiulės, reiškia lapai gražus. Nu, matai, gyvenimas vargas labai daug žmogui duoda. Labai daug. Nu, o gyvenimas priverčia ir aš susidūriau su labai gerais žmonėmis. Kiek aš atsimenu, tu vis pasakodavai, kad anksti pradėjai dirbti bibliotekoje. Oi. Turbūt nuo kokios 8 klasės, ar ne? Jo, nuo 7 mirė jau tėvas. Tai buvo kultūrai skyriaus vedėjas, labai puikus žmogus Juozas Gaidulis. Tai jis aš užeidavau į biblioteką skaityti žurnalų. Ir mane viliojo Ogonioko žurnalas, ten buvo žymiausių dailininkų kiekvienam numerį reprodukcijos. Tai jisai priėmė mane dirbti į vaikų biblioteką Rietave. Tai galėdavai Ir knygas ne skaityti? bet ko priėmė. O kuo? Vedėjų. Bibliotekos vedėjai. Sako, tas rimtas eilėraščius rašo, viską žinai. Tai Budrikiuose man davė bibliotekos vedėjo vietą. Tai ten yra apie 8-9 kilometrai nuo Rietavo. Tai tenai, žodžiu, aš pradėjau dirbti. Dieve mano, atsikeli iš ryto, eini į pamokas. Nu. Iš pamokų tiesiai eini ten, nevalgęs beveik. Nevalgęs, namie nieko nebuvo. Ten nueini, tai knygas išdavinėjau, kadangi smuiku buvau pradėjęs grot, tai mane, reiškia, Lečas apylinkės sekretorius grodavo. Aš, dar kažkas baraboną pamušdavo, šokiam grojam. Tai kada pareit reikia namo? Tolimas kelias? Tolimas kelias, jeigu eisi per kapines, kur palaidoti tėvai, yra arčiau. Bet nemalonu. Nu jo. O aplinkui eini, toli ir vieną kartą einu, reiškia, o mašinos iš Rietavo važiuodavo pakrautos ilgais tokiais pušimis ir veždavo į Plungę, į geležinkelį. Ir sėdi du pagriovy. Aš gerai žinojau, kad tai yra ne šunys, o vilkai. Iš tikrųjų, vilkai. Taip, eit aš tiesiai negaliu, tai aš užsikabariojau ant tų rąstų ir nuvažiavau su jais į Plungę, kur jie vežė. Išlipau, tai nakvojau geležinkelio stoty, o Rietave jau skandalas. Žlybinas prapuolė. Apylinkės pirmininkas, kur dirbau, reiškia apylinkiai toj. Ateina rinkimai, Alvinskas, šitas apylinkės vadovas, paima urną, biuletenius ir abudu išeinam per girią didžiausią. Einam, jis man tų žmonėm melok, sakyk, cukrų duoda, eis balsuoti ir ateis. Nu, sakau, aš negaliu, sakau, kaip į mane žiūrės. Iki pirmos trubos daėjom, toks Rusteika buvo. Girtas, to jau kiaušinienį kept, samagoną ant stalo. Alvinską dabaigė ir pasakoja, kur čia miškų broliai vaikščioja, kas čia yra, aš jau klausausi, galvoju, palauk, kas čia dabar. Ir Jėzus Marija, aš to kaimo nežinau, urna su biuleteniais, tai mane iš mokyklos išvarys. Galvoju, ką daryt? Viskas, abudu nusigėrė,
O aš ką sugalvojau? Žmonėm meluot negaliu apie tą cukrų. Išėjau, miško bijau, aš nežinau kur. Einant su juo, su Alvinsku, tu atsilik. Jeigu nušaus, tai vienas gyvas liksim. Man jau, žinai, širdis nebeplaka. Nu tai tada aš, reiškia, išėjau ir sugalvojau. Paėmiau biuletenius, užpildžiau ir sumečiau į urną visus. Bet greitai namo negalima dar eiti į apylinkę, nes neįtikėtini dalykai bus. Bet aš taip pataikiau pareiti, kad aš pirmas parėjau. Ir tas pats Zacepinas atvažiavęs. Nu, Ačkarik, kak? Nu, sakau, хорошо, žinai. A где Alvinskas? Jo-majo, meluot reikia. A pasakyt, kad nusigėrė pirmoj truboj? Taigi jis algą man moka. Nieko nesakau, aš jam sakau, ну где-то, вот, sakau, пришли мы вместе. Где-то, так иди во двор и позови его. Aš ten išėjau. Išeina sekretorius ir sako, tugi geras vaikinas, nu ko tu meluoji? Tai nėra, sako, выпил, а? Там. А что тебе не дали? Sakau, я не пью. Urustейки, sakau, tam. Pasakiau viską, jasna. Tai tam taip krėtė į šonus. Bet įsivaizduoju naktį su urna, per gyrę, į nežinia kur, aš nežinau, kur tie žmonės gyvena. Užgalyti bronė buvo deputatė, kiekvienam reikia aiškinti, kai ji labai gera. Įsivaizduoju, vaikui. Tai iš mokyklos, kai aš išeidavau į biblioteką, tai aš, žinai, ką valgydavau bibliotekos bufetį. Sausainių pokelį ir limonado butelį. Viskas. Čia visos dienos maistas? Tai čia buvo jau labai skanu. O ką man babūnė padarys? Nieko. Išeina į mišką grybaut, prisirenka. Bet kokį grybą ima. Ne, blogų neimdavau, tik į kirminus nežiūrėjau. Kirminas tai yra iš to paties grybo. O sakau, ką tu darai, kai tu vilką pamatai? O medinėm klumpėm vaikščioji. Aš nusiimu, padaužau klumpės ir jis nueina. Sakau, kiek nuotykių tų visokių būdavo. Tai paskiau išmokau nuo viškų troboj išvaryti velnę. Velnę. Čia tu varydavai ar babūnė? Aš darydavau. Tai iš visų surenku po rublį. Ir visi ateidavo žiūrėti? Užveriu viską, duris užkabinu, o ten į kojines prisipylęs pelenų, o tiem liepiu apačioj vaikam įsižiot. Ir tik tada atsimerkt. Vėl nepamatysit, Jėzus Marija. Draskydavosi, kol išbėgdavo. Nu, amžinatilsi babūnėlis į kiną nusivedžiau ją, į tą žydų šiūlę buvusią. Kiną. O jinai klausė, kam ta drobulė ant sienos pakabinta. Sakau, čia žmonės rodys. A ką jie ant sienos vaikščio? Sakau, vaikščios. Įjungė, pradėjo. Šėtono išmislas, rėkia, žmonės juokėsi, išbėgo iš salės. Į mašiną įsodinti nebuvo galima. Jinai pėstė eidavo, ne? Pėsčia šalia mašinos. Į kaimą ten važiuojam pas giminės. Eina šalia, Perkūnas. Va tokių cirkų prisižiūrėjau. Ir labai jinai nemėgdavo, kad ką nors jai meluodavo. Tai vat, aš šito negalėjau gyvenime žmonėm niekur nebūčiau ir pajėgęs meluoti. Va, labai daug. Jinai man, daug gėrio turėjo. man vienintelį kartą pasakė, tave Dievas nubaudė. Eidavau, reiškia, į bažnyčią
Ir tą dieną aš vienas ateisiu į prie vartų lauks. Aš einu per parką, ten malūnas buvo. Ir toks upeliukas, negilus, baltiniai gražus, balti mano. Žiūriu tarp žolių, va tokia lydeka. Jėzus Marija. Užrišau su ajerais. Vieną rankovę, antrą, baltinius nusivilkau ir su tokia šaka reiškia, laikau prispaudęs ir kad jinai puls į tą. Į tos marškinius. Ir aš, žinai, braukiu, supranti. Mano lydeka nunėrė, aš į tą žalias žoles. O Jėzau, įsitepė baltiniai, aš pradėjau trint. Dar gražiau pasidarė. Ir babunėlį, kodėl tu neatėjai į bažnyčią, aš jai sakau, vat, norėjau lydeką pagauti. Kur? Aš jai papasakojau, tai velnias tave būtų nuskandinęs. Tave nubaudė, ar supratai? Sakau, supratau, aš paskiau galvoju, matai. Ir sako, per pačias mišias tu gaudėjai lydeką, sakau, valgyt norėjau. A būtum po to galėjęs eiti. Buvo visai kita moralė. Jo, Visiškai. tas yra tiesa. O mes daug ką esam praradę ir kartais tuo ir džiaugiamės, kad dabar nauji laikai. Rietave dar toks daiktas buvo, reiškia, kada stojom į universitetą, tai nebuvo reikalinga komjaunimo charakteristika. Aš nuėjau pasiimti tos charakteristikos ir man davė voką, kaip visiems, tik visiems duodavo neužklijuotus, o man buvo uždėti surgučiai. O ten atidarau šitą. Tam pačiam komjaunimo komiteto kieme ir skaitau, taip, rašo eilėraščius, iš naujos eilutės, tačiau neatsikratęs religiniais prietarais. Tai aš jį suplėšiau ir įmečiau į šiukšlių dėžę. Frulos, žiūrėjai, ateik čia. Nu, galvoju, kas, skaityk. Iš stalčiaus įtraukė. Dublikatą atsiuntė. Komjaunimo sekretorius. Tai vis tiek reikėjo nunešti, ar ne? Tai jisai man parodė. Žiūrėk, kokie kvailiai. Čia tu geras. Paskiau blogas. Prie manęs jis suplėšė ir į šiukšlių dėžę. Oho. Vat. Eugenijus Frulovas dėstė lotynų kalbą. Ir, sakau, vat, už ką jis mane mėgo, nežinau. Už ką. Atsiranda kartais eilėraštis su visiškai nežinomų jėgų įkvėptas. Eini, pamatai kokį nors gražų debesį ar medį, ką nors ir švysteli mintis tokia. Bet yra viena sąlyga, reikia kuo greičiau užsirašyti.
Jeigu neužsirašai, atsimeni viską, tik niekas nebetelpa į eilutes. Tokia daina kaip Berniukai. Nei iš jo, nei iš to labai greitai atsirado ir Makačinas labai greitai muziką parašė. Va, o paskui reiškia, sakysim, nu kur tas kelelis, Dieve mano. Radijas ir televizija nežinau, ten su Makačinu jie tarėsi, kad reikia vairuotojų dainos. Ir staiga man šauna mintis į galvą, kur tas kelelis. Pilkas. Makačinui paskambinu. Sakau, aš šitą parašiaus. Jisai buvo parduotuvėj. Įsipilt gazuoto vandens, sifoną užsipildyti. Jis nieko nebepildė, namo parbėgo. Ir to jau pat parašė muziką. Parašė muziką, svarsto komisija. Daina trunka 1,5 minutės. Tokių iš vis nebūna. Tai komisija pažiūri, nesikabinėja, nei, sako, kur nors skylę užkišim. Patransliuoja dainą. Prasidėjo vralas. Laiškai pasipylė, pageidavimai pasipylė. Ir man šiandien dar ne visai suprantama, vadinasi, pataikiau. Pataikiau, reiškia, žmonėm tiesiog iš širdis. Suprantat, ir dėl tavęs, kai buvo, dėl to pianino. Gal pareiškimą rašau ir yra klausimas čiurlionkiai. Ar turite namie instrumentą? Parašysi, kad neturiu, tavęs nepriims. O tugi stoja į pianiną, į fortepijoną, o ne į smuiką. Kaip rankeles tavo pačiupinėjo, tai sako, čia smuikininkė. Tai visas monas, kur? Palangoj ilsimės, mama sako, tu nevaikščiok čia su draugais, neišgrinėk kalų, tu galvo, kaip vaikui nupirksi pianiną. Tai tada, reiškia, aš jai leptelėjau netyčia. Aš sakau, Dievas duos ir į trobą atneš. Parvažiuojam iš Palangos, pašto dėžutė įraštas. Prašom skubiai ateiti iš kultūros ministerijos į kultūros ministerijos buhalteriją. Galvoju, čia dabar. Aš jau ir valgyti nevalgiau, nuvarau ten. Kasininkė, tai sveikinu. Atskaičiuoja man 500. Pirmą kartą pradėjo mokėti, kur tas kelelis už dainą, pirmą premiją, ir nuo to po lygiai mokėjo kompozitoriui ir poetui. Pareinu namo, parsinešu 500, Valerija, sakiau, Dievas duos ir į trobą atneš. Tai man ten Ryga šitą pianiną, supranti. Tai nelabai daug ir pridėti jau reikėjo. Tai nusivežiau Makačiną į bazę, ten buvo 2 ar 3 pianinai šitie. Ir Makačinas parinko patį geriausią. O tokie keisti sutapimai. Ir tos dainos gimimas, Ramunių laukas.
Jo. Atėjo iš kažkur. Lelijos atėjo iš Oginskio parko vandenų, prūdeliai. Bet vis tiek tie visi įvykiai gyvenime, kurie tave supa, jie kažkaip ir inspiruoja eilėraščio atsiradimą. Inspiruoja ir kartais sušvinta kibirkštėlė tokiu metu, kada tu nieko nelauki, kad tu apie tai nemastei. Toks yra Momentas. nesuprantamas, man ir po šiai dienai nesuprantamas dalykas. Yra, kaip jau kokį 2 posmus sudėdį, jau bėgi namo, nes užmirši. Atsimeni viską, tik niekas į eilutes nebetelpa. Vot yra baisus dalykas. Ir sakau, pamatai kur nors Nidos pliaže akmenėlį. Arba parašiau apie žuvusį kareivį, radau gilzę. Sunku yra šitos dalykus paaiškinti. Sunku. Nu, vienas toks dalykas buvo, kaip ta su Makačinu daina vadinasi, užsienio lietuviams labai ten dainuoja. Sapne regiu gimtinės taką, girdžiu šlamėjimą beržų. Nebeatsimenu. Sapnuoju, kad atsisveikinu su Lietuva ir plaukiu į užsienį. Ir galvoju, reikia parašyti eilėraštį. Ir įvyko toks dalykas, vidury nakties prasibudau, viskas stovi galvoj, užsirašiau, bet man taip pradėjo skaudėti galvą, kad net vaistai nepadėjo. Geriu tabletę, vieną, kitą ir nieko, nė vieno žodžio netaisiau. Gimtinės dangus atrodo. Sapne regiu gimtinės dangų. O kur? Aha, gimtinės dangų ir vežimus regiu kely. O kaip toli tie sodžiai brangus, tie mano kaimai, kaip toli. Skubėkit pilkos marių bangos, iš mano tolių, iš sapnų, kur Tiviškėlės gimtas langas, kur nemunai jaunų dienų.